Ką pasakytumėte, jei aš jums pasakyčiau, kad yra sandoris, kuris praturtintų tiek Rusiją, tiek Kiniją? Jie abu tai žino, ir jie abu tai žino jau daugelį metų, tačiau ne vienas iš jų nėra pasirengęs padaryti būtinų nuolaidų, kad sandoris įvyktų. Na, tai nėra hipotetinis atvejis, tai yra realybė. Ir tai yra puikus atvejo tyrimas, iliustruojantis, kodėl jums reikia suprasti derybų teoriją, kad galėtumėte bent kiek suprasti keistą pasaulį, kuriame gyvename. Galbūt jau esate girdėję bendrą šios istorijos versiją. Ką tik pasibaigus Trumpo vizitui Kinijoje, Xi pasitiko Putiną Pekine, kur jie dar kartą atnaujino savo partnerystę be ribų. Visi šypsojosi. Pagrindinės spėlionės prieš viršūnių susitikimą buvo, ar šalys pagaliau pasieks pažangą dėl siūlomo dujotekio, kuris tiektų Sibiro dujas Kinijos pramoniai. Taigi buvo manoma, kad Kinija ankstesniais metais stabdė susitarimą, reikalaudama, jog Rusija pasiūlytų neįtikėtinai žemas dujų kainas už vienetą. Tačiau Donaldo Trumpo įsikišimas Irane pakeitė tenykščių sprendimų logiką. Prieš karą Kinija apie 30% savo dujų importo gaudavo iš už Hormūzo sąsiaurio. Nors vamzdyno statyba užtruks daugelį metų, didesnis nestabilumo lygis prie Hormūzo privers Kiniją padidinti savo pasiūlymą Rusijai. Arba bent jau tokia buvo hipotezė. Bet ne, jokio susitarimo. Tai kas čia vyksta? Na, šiandien pradėsime nuo trumpos Sibiro galios dujotekių istorijos. Tada apžvelgsiu ekonominę situaciją tarp šių dviejų šalių Ukrainos karo kontekste ir paaiškinsiu, kodėl natūralu manyti, kad susitarimas turėtų būti sudaromas. Tačiau pabaigsime dviem derybų kliūtimis – hold-up problemomis ir privačia informacija, kurios atrodo žlugdo derybas. Bet pradėkime nuo POS vamzdynų. Ir kad būtų aišku, POS reiškia Power of Siberia, visiškai tinkamas pavadinimas ir santrumpa, kuri nesukelia jokių problemų, kai apie vamzdynus kalbama neformaliai. Kaip tikriausiai jau žinote, daugybė mažų padarų nusprendė numirti regione, kurį dabar vadiname Sibiru. Po to, kai jų fosilijoms buvo daromas spaudimas ištisus amžius, jos virto gamtinėmis dujomis ir dabar Rusijos federacija bando išsilaikyti ekonomiškai, išnaudodama atitinkamų energijos išteklių pardavimus. Dėža. Gamtinės dujas labai sunku transportuoti. Dar blogiau, Sibire gyvena labai mažai žmonių, kurie galėtų naudoti tas dujas. Geriausias sprendimas yra tiekti dujas vamzdžiais ir siųsti jas ten, kur yra žmonės. Pasirodo, Kinijoje gyvena daug žmonių, todėl logiška siųsti dujas ten. Ir būtent tai Kinija ir Rusija jau yra padariusios anksčiau. Sibiro gale vienas vamzdynas tiekia dujas iš kelių rytinių telkinių tiesiai į Kiniją. Jo statybos prasidėjo 2014 metais ir šią progą jie pažymėjo su tokia pompastika ir iškilmingumu, kokio ir būtų galima tikėtis. Čia matote, kaip suvirinama pirmoji atkarpa. Taip pat šį žmogų dešinėje, kuris tikrai yra rimtas inspektorius ir tikrai ne modelis, kurį Gazprom pasamdė šiai progai. Po 5 metų pirmosios dujų siuntos pasiekė Kiniją ir visi buvo patenkinti. Tačiau Rusija turi antrą didelį dujų telkinį toliau į vakarus. Tuo tarpu Kinijoje vis dar yra nesibaigiantis žmonių srautas. Taigi natūraliai kilo klausimas, ar Rusija turėtų tiesti antrąjį dujotekį šiam tikslui. Ir tai mus atveda prie dabartinės ekonominės situacijos, kuri iš tikrųjų taps esė apie dar vieną būdą, kaip karas Ukrainoje iškreipia paskatas. Anksčiau Rusija nejautė didelio poreikio tiesti dujotekį iš vakarų Sibiro į Kiniją. Juk visoje Europoje buvo turtingų ir pasirengusių pirkėjų, kurie taip pat buvo arčiau dujų telkinių. Jie net pastatė 1 ar 2 dujotekius, kad palengvintų pirkimus. Tačiau tada specialioji karinė operacija užtruko ilgiau nei 3 dienas. Europos pirkėjai pradėjo iš naujo svarstyti visus savo santykius su rusiška energetika ir kažkas galbūt nusprendė sabotuoti dujotekio veiklą į Europą. Europos pirkimai tęsiasi šiek tiek ilgiau nei būtų norėję labiau į Europą orientuoti lyderiai, tačiau Kremliui vis tiek reikėjo naujo pirkėjo. Bėgant laikui, Kremlius taip pat pradėjo jausti didėjantį finansinį spaudimą sudaryti sandorį.
Rusijos visuomenė nebuvo itin entuziastinga dėl SMO, todėl Vladimirui Putinui teko pradėti brangią kampaniją, skatinančią savanoriškai pasirašyti tarnybos sutartis, kad išlaikytų kariuomenės gretas. Jau nekalbant apie visą metalą, kurį sunaudojo karas. Ir laikui bėgant, rožiniai paukščiai vis patirdavo neįtikėtiną nesėkmę, atsitrenkdami į itin vertingus, itin sprogius objektus. Tuo tarpu beveik visą šį laikotarpį Kinija išliko tokia pati, kokia visada ir buvo. Ji turi augančią pramoninę bazę ir mėgsta veikti naudodama pigų kurą. Mes tai matėme, kai Kinija padidino rusiško SGD importą, tačiau tai nėra pats optimaliausias transportavimo būdas. Todėl šios dvi šalys buvo tarsi ideali pora dujotiekio sandoriui. Ir vis dėlto, iki 2025 metų jiems nepavyko sudaryti susitarimo. Kinija nustatė sutarties reikalavimus nuo 120 iki 130 dolerių už 1000 kubinių metrų. Tai yra maždaug tiek, kiek už subsidijuotas dujas moka Rusijos vidaus vartotojai. Beje, šios energijos subsidijos yra įprastos autokratiniuose režimuose ir jos yra absurdiškos. Jos tik skatina piliečius pernelyg vartoti kurą ir rasti iškreiptų jo panaudojimo būdų, pavyzdžiui, kaip venesueliečiai elektrą paverčia bitkoinais. Ekonomiškai būtų efektyviau energiją parduoti atviroje tarptautinėje rinkoje, o gautą pelną grąžinti piliečiams. Bet kokiu atveju, vėlgi, Kinija siekia 120 iki 130 dolerių už 1000 kubinių metrų. Rusija siekia dvigubai didesnės kainos – nuo 240 iki 260 dolerių, kas vis dar yra nuolaida palyginti su po invazijos kainomis, kurias dažniausiai moka europiečiai. Manau, taip ir nutinka, kai iš lygties pašalinė turtingų pirkėjų grupę. Nepaisant to, nebuvo jokio būdo sumažinti Rusijos ir Kinijos atotrūkį, todėl vyko nuoseklūs susitikimai, kuriuose jie aptardavo dujotiekį ir pasiekdavo pažangą, tačiau tarp jų nieko esminio neįvykdavo. Politikos formuotojai Kijeve tiesiog atsilošė ir su šypsena stebėjo visą šią istoriją. Tada įvyko Irano karas ir pasaulinių energijos rinkų žlugimas. Kitas dujotiekis ne tik suteikė alternatyvą Kinijai, bet ir yra mažiau pažeidžiamas blokados atveju tiek Hormūzo, tiek Malakos sąsiauriuose, jei Pekinas imtųsi veiksmų prieš Taivanį. Todėl kyla spėlionių, kad Kinija gali padidinti savo siūlomą kainą ir šalys iš tikrųjų gali pradėti antrojo POS statybas. Taigi, kas nutiko? Pasak pranešimų, Rusija išlaikė savo prašomą kainą nuo 240 iki 260 dolerių už 1000 kubinių metrų. O Kinija taip pat išlaikė savo siūlomą kainą nuo 120 iki 130 dolerių. Štai tau ir pažanga. Na, jei norime sužinoti, kas čia nutiko, turime pradėti kalbėti apie derybų problemas. Iš tikrųjų, apie tai kalbėjome jau anksčiau, dujotiekio kontekste, prieš 2 metus, kai derybos vėl žlugo. Ir kad būtų aišku, aš čia neatsiradau jau po visko tam, kad sakyčiau, jog čia esama gilesnių pamatinių problemų. Savo poziciją dėl šios situacijos išsakiau jau seniai ir vienintelis dalykas, dėl kurio gailiuosi, yra tai, kad neturėjau įžvalgumo miniatiūroje vietoj to parašyti aštri konkurencija. Jau 2024 metais buvo aišku, kad ekonomiškai efektyviausia būtų įrengti vamzdyną. Rusija nebūtų radusi pirkėjo, kuris galėtų pasiūlyti daugiau, o Kinija nebūtų radusi pardavėjo, kuris dujas parduotų pigiau. Taigi, iš principo, sandoris turėjo būti naudingas abiem pusėms. Skamba pažįstamai, tiesa? Todėl, jei jiems nepavyko sudaryti sandorio, vadinasi, kažkokie derybų sunkumai jiems sutrukdė. Tai vienintelis būdas paaiškinti aklavietę, kai abi pusės pripažįsta, kad sandoris būtų buvęs naudingesnis abiem. Tuo požiūriu, kas benutiktų Hormūze, tai nekeičia susitarimo įgyvendinamumo. Susitarimas visada buvo įmanomas. Kas galėtų pakeisti tikėtiną rezultatą, tai jei kas nors nutiktų dėl tų derybinių trukdžių, galbūt dėl to, kaip jie juos interpretuoja atsižvelgiant į Hormūzą, arba jei nutiktų kas nors visiškai nesusijusio. Gerai, tada aptarkime 2 pagrindinės derybinės kliūtis. Pirmoji vadinama užlaikymo problema. Kad dujos galėtų būti perduotos, kažkas turi nutiesti dujotiekį. Tai yra daug kapitalo reikalaujantis projektas, kuris ilgą laiką neduos jokios grąžos. Rusija visiškai padengė savo Sibiro galios 1 dujotiekio atkarpos kapitalo sąnaudas.
Bet jums nereikia, kad aš jums sakyčiau, jog Rusija šiuo metu neturi tam reikalingo likvidumo. Todėl sąskaitą tektų apmokėti Kinijai. Tada standartinė ekonominė praktika būtų tokia, kad Rusija siūlytų nuolaidas dujoms tol, kol atsiskaitys su Kinija už faktiškai suteiktą paskolą. Jei tik viskas būtų taip paprasta. Pekinas turi nerimauti, kas nutiks, kai dujotiekis pradės veikti. Viskas, ką Kinija investavo į statybas, dabar yra negrįžtamosios sąnaudos. Savo ruožtų Kinija turi nerimauti, kad bet kokia prieš keletą metų sutarta nuolaida išnyks, o Rusija pradės taikyti rinkos kainą. Juk jei Maskva ras ką nors, kas pasiruošęs mokėti daugiau, jis suras pasiteisinimą parduoti dujas tam pirkėjui. Atsargi Pekino pozicija priverčia Rusiją iš anksto finansuoti savo dujotiekio investicijų dalį ir būtent tai yra dabartinis pasiūlymas. Kaip šis derybų trukdis keitėsi laikui bėgant? Na, įstrigusių investicijų problema niekada neišnyks. Vienintelis dalykas, kuris gali ją sušvelninti, yra Rusijos gebėjimas skirti pradinį kapitalą. Ir aš pasakyčiau, kad tai tik pablogėjo, nes tęsiantis karui Maskvos biudžeto apribojimai tik dar labiau sugriežtėjo. Antrasis iš dviejų derybų trukdžių yra nevieša informacija. Kinija mano, kad Rusija yra desperatiškai nusiteikusi sudaryti susitarimą, todėl bus pasirengusi sutikti su didelė nuolaida, kad tik tai įvyktų. Rusijos pozicija yra tokia. Ne, ji nėra tokioje bėdoje, kaip mano Kinija, todėl jokių nuolaidų nebus. Tai skamba kaip klasikinis atvejis, kai Rusija turi neviešos informacijos apie savo pažeidžiamumą ir mums, kaip pašaliniams, neįmanoma žinoti, kas yra teisus. Juk jei mes aiškiai matytume tikrąją Rusijos padėtį, tą patį galėtų matyti ir Kinija, ir tuomet Rusija negalėtų blefuoti, arba Kinija suprastų, kad klysta ir atitinkamai pakeistų savo poziciją. Ši asimetrija taip pat paaiškintų, kodėl pastaruoju metu derybos tarp Ukrainos ir Rusijos nedavė rezultatų, todėl tai atrodo tikėtina. Viena vertus stebina, kad ši nežinomybė išliko taip ilgai. Kita vertus, Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms kampanija padarė tiek pastebimos žalos, kad tai turėtų dar labiau paaštrinti skirtumus likusiuose nematomuose veiksniuose. Ir tai taip pat gali lemti, kad viskas, kas įvyko prie Hormūzo, derybose su Kinija būtų neutralizuota. Ir žvelgiant plačiau, nesitikėčiau, kad ši aklavietė tęsis amžinai. Tam tikrų momentų Kinija pripažins, kad Rusija pajėgi išsilaikyti ilgą laiką, arba Rusija turės atsisakyti savo blefo. Ir galiausiai Rusijos ekonomika sugrįš į tokią būseną, kai daugelį metų trunkančios investicijos į infrastruktūrą bus protingas finansinis žingsnis. Gerai, tam prireiks šiek tiek laiko, bet jie galiausiai tai pasieks. Taigi, manau neišvengiama, kad Sibiro galia 2 bus pastatyta. Tačiau kol nebus išspręstos finansinės ir informacinės problemos, bus sunku galutinai susitarti dėl dujotiekio. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti šiandien? Sibiro galia 2 turėtų pagerinti tiek Kinijos, tiek Rusijos gerovę. Derybų trintys trukdo pasiekti susitarimą. Hormūzo sąsiaurio krizė neveikia derybinių paskatų taip, kaip reikėtų, kad situacija pasikeistų. Ir kadangi Hormūzo iššūkiai neįveikė trinties, turime dar vieną viršūnių susitikimą be susitarimo. Tuo tarpu jums nereikia laukti, kad sužinotumėte daugiau apie Kinijos politiką. Aš turiu tam skirtą grojaraštį. Aš turiu šiai temai skirtą grojaraštį. Autokorektorius vėl mane pavedė. Bet po velnių, kaip tai tinka šitam posvaizdo įrašui? Bet kokiu atveju, jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau spauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite ir pasimatysime kitą kartą. Saugokite save.